Lietuvos Respublikos vyriausybė siekdama, kad būtų tinkamai pasirengta šių metų spalio 29 dieną išjungti analoginę antžeminę televiziją, nustatė skaitmeninės televizijos priėmimo įrangos įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarką. Kaip žinia, Lietuvos Respublikos Seimas yra priėmęs įstatymą, kuriuo yra reglamentuota analoginės televizijos išjungimas. Ir tas išjungimas numatytas yra šių metų spalio 29 dieną. Tam, kad būtų tinkamai pasiruošta šiam analoginės televizijos išjungimui, Lietuvos Respublikos vyriausybė patvirtino paramos programą, kurios metu teisę turintys asmenys gauti paramą galės kompensuotis už skaitmeninės įrangos įsigijimą. Teisė į kompensaciją turi mažas pajamas gaunantis bendrai gyvenantis asmenys ar vieni gyvenantis asmenys, jeigu vidutinės pajamos per mėnesį mažesnis kaip 525 litai. Taip pat jeigu asmuo arba bendrai gyvenantis asmenys gauna piniginę socialinę paramą. Tai tokie žmonės būtų gyvenantis Lietuvoje žmonės ir kurių vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršė vyriausybės nustatyto remiamų pajamų dydžio, tai yra 525 litų. Kompensacijos dydis yra iki 100 litų ir kompensuojami yra skaitmeninės įrangos priedėlio įsigijimo arba dekodavimo įrenginio išlaidos. Šių išlaidų kompensavimo klausimais gyventojai iki šių metų lapkričio 20 dienos gali kreiptis į savivaldybės socialinės paramos skyrių ir seniūnijas pagal asmens deklaruotą gyvenamąją vietą. Paramos gavimo interesantai turėtų kreiptis į Jonavos rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių. Kompensuojamos išlaidos yra patirtos tik tai nuo šių metų birželio 30 dienos. Iki lapkričio 20 dienos. Jeigu kreipimosi dėl kompensacijos metu asmuo nėra socialinės paramos gavėjas, pareiškėjas pateikia pažymą apie pajamas, prašymą paraišką ir skaitmeninės televizijos priėmimo įrangos pirkimą patvirtinančius dokumentus. Kompensacija pareiškėjui išmokama per 6 mėnesius nuo sprendimo dėl jos skyrimo priėmimo dienos. Lėšos yra skirtos valstybės ir tai yra valstybės biudžeto lėšos ir jos bus išmokamos pagal nustatytos teisės aktus ir tiesiog gyventojai, turintys teisę gauti šią paramą, turi kreiptis į socialinės paramos skyrių su paraiška prašymu. Minėtame skyriuje ta paraiška prašymas bus išnagrinėtas ir nustatyta tvarka per 6 mėnesių laikotarpį kompensacija bus išmokama.